Yra pabėgėliai, kurie masiškai, organizuotai perkeliami visų pirma iš Turkijos į Europą. Tai vienas faktas. Ir vyriausybė prisijėmė pareigą 1105 čia perkelti iš Graikijos ir Italijos. Vienas faktas. Jis neturi nieko bendro su įstatymu, apie kurio pakeitimus mes ir kalbame. Ir jeigu jūs netikite manimi, perskaitykite Teisės departamento Seimo išvadas, kuriame pasakyta, tai yra visiškai skirtingi dalykai štai dėl šitos pataisos, dėl kurios mes renkame parašus. Tai dėl ko jūs renkate parašus? Mes renkame parašus, kad tai, kas padaryta lapkričio 26, būtų panaikinta. Kas padaryta? Esminiai dalykai yra šie. Per 24 valandas mes turime suteikti leidimą gyventi tam, kas kreipiasi. Antras esminis dalykas. Netiesa, aš turiu visas pataisas. Po to pataisysit, gerai? Gerai, pataisysit. Antras dalykas yra, kas akivaizdu, iki tol buvo pagrindas nesuteikti leidimo gyventi, jeigu žmogus sako neteisybę. Šita vieta išbraukta. Trečias dalykas, suteikta visiška laisvė, nori atvyksta, nori išvyksta iš pabėgėlių centrų ir visą kitą, atsakomybės klausimo nėra. Ketvirtas dalykas yra tai, kad visų pirma naujos pataisos pateiktos yra, kurios dar labiau kiršina situaciją. Tai yra visų pirma, dabar jau įregistruota Seimo tinklalapyje galite rasti įdarbinimo lengvatos, numatant net laikino įdarbinimo atveju didesnės privilegijas negu vidutinį darbo užmokestį gauti, darbdaviai pareiga laikino įdarbinimo atveju rasti gyvenamą vietą, socialinės garantijos ir teisė supaprastintai skubiau atsivežti šeimas. Net įrašyta didesnis negu vidutinis atlyginimas? Taip. Ir dabar projekte. Pasakykite punktą, nes man atrodo, mes galime sukurti daug visko, kas parašyta įstatymė, bet reikia tada kalbėti faktais. Niekur nėra pasakyta, kad per 24 valandas privaloma suteikti leidimą gyventi. Yra kalbama apie galimybę pateikti prieglobsčio prašymą ir galimybę išduoti tai, kad pripažinti, kad užsienietis tai yra prieglobsčio prašytojas, ne šiaip migrantas, kaip jūs vardinat, ne šiaip nelegalas, o prieglobsčio prašytojas, kad atvyko į Lietuvą. Tai yra labai skirtingi dalykai. Tuo pačiu iš įstatymo, jeigu jūs neimtumėt vien pataisų, įstatymė yra paliktos nuostatos, kurios sako, kad valstybės institucijos privalo išsamei išnagrinėti kiekvieną prieglobsčio prašymą ir patikrinti, ar asmuo turi pagrindą prarašyti prieglobsčio. Tai yra, ar atitinka konvencijos nuostatas. Akivaizdžiai mes matome organizuotą perkelimą. Šitie žmonės, skirtingai nuo Lenkijos, kad 39 Lietuva priėmė, taip, tai kaimynai, kuriuos ištiko nelaimė ir jiem taikytinas pabėgėlių statusas, karas ten vyksta. Šitie žmonės buvo Turkijoje apie 2 milijonus susikaupę nuo 2011 metų. Jie ten gyveno, jie ten pabėgėliai yra. Jeigu nors šiek tiek teisę išmanote, iš trečios šalies, iš Turkijos, kurie nėra karo, nėra jų pabėgėlių statuso. Neapsimetinėkime ir aš pabaigiu mintį, jūs tada teiskit, karkit mane, ką norit. Klausimas yra kitas. Kodėl reikėjo keisti įstatymą, kuris puikiai veikia? Tai jūs pasakykit savo versiją, kodėl reikėjo? Versija paprasta. Vyksta organizuotas perkelimas, milijonas po milijono. Vyksta nesąmonė. Yra naštos pasidalymas. Jeigu jūs skaitėte Europos Sąjungos sutartį, kokia pasiekmė? Jeigu mes esame solidarūs, pripažįstam teisingumą, taip, tai mes turim dalintis ir gėrių, ir blogių. Jeigu taip atsitiko, kad mes visa Europa patiria arba tam tikros šalis tą krizę, kaip Vokietija, kur užplūdo berniukai, dabar taip kitko plūsta moteris, 60% jau bėga moteris. Tai jie kviečiasi šeimos. Ne, jos pačios bėga. Tai vadinasi, mes turime dalintis, nevadinkite tai skėrių banga. Žinom savoką, žinom džentelmenų klubą. O kodėl tame džentelmenų klube vieni turi būti džentelmenų?
džentelmenais Lietuva, Latvija, Estija ir Vengrija, o kodėl kiti už mus priima sprendimą. Taigi būkim bėt, nebeteisingi. Vokietijos kanclerė priėmė. Ką reiškia kiti? Pasirašėm, mes dalyvaujame kaip lygiateisiai nariai ir niekas prievarta mūsų neverčia. Kokie lygiateisiai, jeigu mes nedalyvaujam darybose nei su Turkija, nei su... Lietuva pareiškė, kad toliau... Man parodykite ES sprendimą, kad Lietuva ir visos kitos ES nutarė tai padaryti. Nėra. Bet yra mūsų vyriausybės sprendimas, yra nuomonė pasakyta, kad niekas prievarta daugiau negu šitie yra pasirašyti įsipareigojimai per prievartą. Mes galime tik savanoriškai. Niekas prievarta daugiau antplūdžių kažkokių į Lietuvą mums nesiūs. Kodėl jūs norite 21 amžiaus pradžioje? Palaukit, atsakykite klausimą, būkite malonus. Jūs norite paversti Lietuvą rezervatu visišku? Jūs gerosios moteris net laikėsios jūsų širdis tų baisių vaizdų karo ir jūs dėl to atleidot varžtus iki prieš tai visai neblogai sureguliuoto įstatymu, kuris reguliavo atvykimus. Jūs gerosios moteris. Bet vienas mažas nesas, gerbiamos, pabaigsiu ir aš, ne? Gerbiamos gerosios moteris. Kartu su pabėgėliais, kurie tikrai bėga nuo karo, ne? Visi arabai yra sirai pabėgėliai, arabai iš Tuniso taip pat yra, reiškia, apsimetantis pabėgėliais. Per jūsų gerumą apsimetėliai iš Tuniso plūsta į Europą. Europa, pasimetusi Turkijos prezidento šantažo akivaizdoj, nesuranda jėgų ir galimybių išseparuoti, atskirti tikras yra pabėgėlį nuo apsimetėlio tunisiečio. Tai, kur yra didelė problema. Mes jau gerosios moteris. Noriu irgi galbūt pasakyti kokią nors vieną ryšlę mintį, kurią leistų man irgi pabaigti. Tai aš jau dabar laikysiu šitą. Čia mano žmonės man patinka. Kodėl buvo priimtas įstatymas? Įstatymas buvo priimtas dėl to, kad Europa nebuvo susidūrusi su tokiu pabėgėlių srautu, kaip nuo Antro pasaulinio karo laikų. Dėl to buvo keičiamas įstatymas pagal Dublino 3 reglamentą. Čia nevardinsiu žiūrovų terminais. Tai pakeitė iš esmės reglamentą, kuris anksčiau reiškia, kad pabėgėlis atvykęs į pirmą šalį. Žmonėm paaiškinkit, kas yra Dublino 3 konvencija? Tai yra reglamentas, ES dokumentas, kuris reglamentavo anksčiau pabėgėlių atvykimą. Koks turinys to dokumento ir kodėl jisai Lietuvai turi galioti? Jisai įtakoja akivaizdžiai šito įstatymo turinį. Anksčiau jisai reiškia tai, kad... Tiesiog perkelta kažkokia tai konvencija, už kurią mes nebalsavom? Supaprastino atvykimą. Mūsų valstybė irgi dalyvavo tame ir prisėmė įpareigojus. Palauk, Dublino tvarka. Tai aš pabaigsiu. Prieš tai jinai reiškia tai, kad žmogus, kuris ieško prieglobsčio, turi pateikti prieglobsčio prašymą į pirmąją valstybę ES, kurią atvyko. Dublinas 3, apie kurio pagrindų pakeistas užsieniečių šitas dabar padėties įstatymas, reiškia, kad ES dalyjasi, nes kitaip visi pabėgėliai atvykę beveik būtų į Graikiją ir Graikija tiesiog būtų nepajėgi panešti. Ne, ir pirmoji valstybė, į kurią atvyksta, jie ten turėtų tada teikti prašymą. Dėl to buvo pakeista tvarka, lygiai dėl to pakeistas įstatymas. Ir mes dabar kalbame, lyg atstovautumėm, nežinau, Rusijos kažkokią poziciją. Nu va, aš laukiu šito argumento. Jeigu prieštarauji tam, kas čia nuspręsta, tai esi Kremliaus rūporas.